ataskaita bus gal truputį man neįprasta, kokias aš skaitau. Bus labai daug mokslinių faktų. Labai gaila, kad saulė stipriai šviečia ir projektorius nelabai matosi, ką jis rodo. Pati tema yra labai įdomi, šitą temą truputį pavystysiu ir ateityje plačiau papasakosiu, dabar mes tik festivalį tik tai pristatysim, šiek tiek susipažinsim. Apskritai šitas festivalis, kurį mes čia darom šį savaitgalį, yra skirtas propaguoti vedinės žinias, vedinės kultūros vertybės. Ir būtent kas tas yra ta vedinė kultūra ir koks tai yra mokslinis jos pagrindas, aš trumpai supažindinsiu jūs šiandieną. Gerai? Aš pats esu Sankirtan Das. Galite susirasti plačiau apie mane informaciją www. Būtinai reikia parašyti www, jeigu neužrašysit, neveiks. www.kitaip.info. Yra mano dienoraštis, aš ten dalinuosi ir įvairią informaciją. Iš tikrųjų, iki galo nespėjau pasiruošti, ką norėjau papasakoti, nes yra daug įdomesnių ir gilesnių faktų. Čia reikalinga gili studija, reikia mažiausiai vieną doktorantūros laipsnį apsiginti, kad būtų galima truputį plačiau papasakoti. Bet šiek tiek kažką tai susipažinsime. Pirmas dalykas, tai mums reikia aptarti. Gerai, garsiau. Dabar girdėt? Labai gerai. Mes kiekvienas užaugom šitoj kultūrai ir nuo mažens girdėjome apie savo istoriją. Mes žiūrėjom televiziją, taip, History Channel, mes ėjom į mokyklą, istorijos pamokas ir nuo mažens mes girdėjom visą istoriją, kaip atsirado mūsų žemė, iš kur atsirado Darvinas, kas atsirado iš Darvino, taip. O jeigu mes paskaitome Vedas, mes randame visiškai kitokią pasaulio istoriją. Ir tai yra visiškas prieštaravimas tam, ką mes esame įpratę girdėti ir kaip mes susidarę savo pasaulėžiūrą apie mūsų senovės istoriją. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti tokį mokslą kaip istorija, nežinau, čia yra istorikų, tikiuosi nėra, nes kitaip jie mane labai čia sukritikuos, bet istorija yra labai spekuliatyvus mokslas. Pavyzdžiui, visai neseni įvykiai, sausio 13-osios įvykiai, aš dar pats atsimenu, buvau mažas, bet atsimenu juos. Ir yra visam pasaulyje žmonės mokosi, ar mokykloje, ar universitete, kas turi tą kursą, kas studijuoja šitą regioną, jiems pristato, o sausio 13 buvo čia Lietuvoje toks ir toks įvykis. Taip? Ir jūs, jeigu skirtingą šalį nukeliausit, jau visai nesenas įvykis, kiek čia praėjo metų, 20, taip, truputėlį daugiau, kiekvienoje šalyje kitaip pristato, visiškai kitą versiją. Vieni sako, čia Lenkai padėjo lietuviams, kiti sako, čia lietuviai blogai kažką padarė, treti žmonės dar kitaip interpretuoja. Visai neseniai vykęs įvykis, kur yra gyvi liudininkai, gyvi faktai yra, bet jau kiekvienoje šalyje jau yra kitaip istorija pristatoma. Tai ką kalbėt, kada mes kalbam apie dalykus, kurie vyko prieš 100 metų? Kurio nieks neatsimena, nėra gyvų liudininkų, taip? Ir ką kalbėti apie tos dalykus, kurie vyko prieš 1000 metų, taip? Ir netgi visos spekuliatyvios idėjos apie istoriją labai stipriai pradeda baigtis maždaug 2500 metų atgal. Yra labai sunku ir abstraktu pasakyti, kas ten buvo, ir daug įvairiausių spėlionių ir idėjų. O mes kalbėsim apie vedinę istoriją, tai 5000 metų atgal, 10 000 metų atgal, 100 000 metų atgal, 4 milijonai metų atgal ir dar daugiau. Tai Vedos kalba apie tokius didelius skaičius. Tai įprasta mūsų pasaulėžiūra kokia yra? Buvo didelis sprogimas, girdėjote, didysis sprogimas. Jisai susprogo labai seniai. Irgi neaišku, kas susprogdino ir ką
kažkokie teroristai gal paprastai kažką susprogdina. Ir tada iš to sprogimo atsirado šita žemė, labai graži, su pušim, matot, gražiom, saulė gražiai šviečia, gyvūnai visokie vaikšto, taip, iš tų gyvūnų atsirado beždžionės, taip, iš tų beždžionių Darvinas atsirado, iš Darvino atsirado Leninas, taip, ir tokiu būdu mes čia dabar visi gyvenam. Daugiau mažiau yra tokia mūsų pasaulio samprata. Jeigu pažiūrėt, jūs turbūt nieko nematot, kas čia parašyta. Čia yra įprasta laiko skalė, kur mokyklose, universitetuose vaikam tokie yra studentam paveikslėliai, kas prieš kiek laiko vyko. Tai maždaug pirmosios kultūros dabar čia yra mąstoma, kad galbūt Egiptas, maždaug 3000 prieš mūsų erą atsirado jau ten kažkokia civilizacija. Taip, kažkokia jau civilizacija, jau kažkoks raštas yra. Paskui šumerai, ar ne, babiloniečiai ir panašiai. Vėliau pradėjo formuotis įvairios kultūros, kurių galų gale liekanas, kurių vystymosi viršūnė esame mes. Tokia yra samprata. O čia aš atverčiau skalę. Mes randame Vedas. Vedas yra seniausia kone raštai pasaulyje, parašyta seniausia pasaulyje kalba, sanskrito kalba. Ir jie kalba, kad priešistoriai visų šitų kultūrų, Egipto ir visų kitų senųjų kultūrų priešistoriai egzistavo dar didesnė ir dar nuostabesnė kultūra. Ir jinai egzistavo 5000 metų atgal ir dar daug metų atgal. Ir tose Vedose paprastai skaičiai, kuriais yra operuojama, yra milžiniški. Laikas yra skaičiuojamas cikliškai. Pasak Vedų, istorija pastoviai kartojasi. Yra tam tikri ciklai, kada atsiranda įvairios civilizacijos mūsų visatoje ir jos sunyksta. Ir tie ciklai kartojasi tūkstančiais kartų. Yra toks vedinis terminas kaip juga. Yra 4 jugos ir tos 4 jugos pastoviai kartojasi. Jos visos 4 sudaro 4 milijonus metų. Ir sakoma, kad mūsų Žemėje kiekvieną kartą atsiranda kultūra, atsiranda civilizacija, bet kas įdomiausia, priešingai negu yra dabartiniai sampratai, kad nuo labai primityvaus po truputį auga ir tobulėja, pasak vedinę sampratą, tai iš pat pradžių būna civilizacija labai aukšta sąmonė ir palaipsniui degraduoja. 4 milijonus metų vyksta ta degradacija, kai dabar yra be ne paskutinis taškas. Iki pat galo yra likę 300 000 metų. Sakoma pagal Vedas, kad kada pasieksime degradacijos galutinį tašką, žmonės bus iki tiek degradavę, kad praktiškai gyvūno lygmenį bus. Jie valgys savo vaikus, jie bus genetiškai netgi tiek sumažėję, kad gal metro ūgio bus. Jeigu jums bus 20 metų, tai jūs jau busit laikomas senoliu. Ir įstatymai bus grinai visiškai kaip gyvulių bandos. Iki tiek žmonės nudegraduos, pasak Vedų, ir pasak Vedų ne pirmą kartą, tai kartojasi pastoviai. Pradžia yra Satya juga, labai aukšta sąmonė, žmonės daug ilgiau gyvena ir patys yra daug didesni ir užsiima praktiškai dvasinio tik tai gyvenimu. Ir ilgainiui palaipsniui vyksta degradacija. Dabar yra pasidėjęs paskutinis degradacijos etapas, kuris vadinasi Kali amžius, kada yra apskritai iki gyvūnų lygio nudegraduojama. Jisai tas amžius yra prasidėjęs 5000 metų atgal. Ir būtent 5000 metų atgal, kaip yra pasaulinė vedinė kultūra sužlugusi. Iki to, pasak Vedų, egzistavo pasaulietiška, vieninga, visame pasaulyje egzistuojanti vedinė kultūra. Paprastai žmonės Vedas asocijuoja su Indija. Kad Vedas yra iš Indijos, tai Indijos raštai kažkokie, bet pačiose Vedose mes to nerandam. Pačios Vedos rašo, kad Vedos buvo žinomas visam pasaulyje ir visam pasaulyje žmonės gyveno pagal vedinius dėsnius, pagal gamtos dėsnius. Ir būtent mes šiandieną truputį pašnekėsim, koks yra mokslinis
to pagrindas, kokie yra moksliniai įrodymai, ar tai yra iš piršto laužta, ar iš tikrųjų yra pagrindo teikti, kad tai yra teisybė. Taigi, dabar dar trumpai apie tos laiko ciklus, apie kuriuos kalba Vedos. 4 milijonai metų, kaip minėjau, kuriuose egzistuoja kultūra. To ciklo pabaigoje ta kultūra yra visiškai sunyksta įvairių kataklizmų ar kitokių būdų ir prasideda naujas ciklas. Ir 1000 tokių ciklų sudaro kiek? 4 milijardai metų. 1000 tokių ciklų, pasak Vedų, sudaro vieną visatos dieną. Vieną visatos dieną. Tiek pat metų trunka naktis ir paskui prasideda nauja diena. Tai gaunasi, kad 4000 metų, 4 milijardai metų yra visatos diena, 4 milijardai metų visatos naktis. Reiškia, para trunka 8 milijardai metų visatoje. Ir sakoma, pasak Vedų, kad naktį žemesnės planetos energetiškai, tokios kaip Žemė ir kitos, yra sunaikinamos. Ir paskui jos vėl atsiranda. Ir lygiai tą patį mokslininkai jie tyrinėja, kad Žemėj dabar yra arti 4 milijardai metų. Tai irgi yra tam tikras sutapimas, kuris patvirtina vedinės žinias. Dabar kita tokia koncepcija, kuria vakaruose yra, kada anglai buvo okupavę Indiją, jie siekė sukompromituoti vedinės žinias, parodyti, kad jas labai primityvios yra. Jie sukūrė tokią teoriją, kad Vedas atnešė kažkokia tai arijų tauta iš vakarų į Indiją prieš, gal porą tūkstančių, 1500 metų atgal. Atnešė iš Europos į Indiją. Bet pačiose Veduose arijai, taip vadinami arijai, tai nėra kažkokia tauta konkreti, bet žodis arijus tai reiškia žmogus, kuris siekia šviesaus gyvenimo, kuris siekia progreso. Tai yra žmogus, kuris siekia savo gyvenime progreso, dvasinio progreso. Ir nesvarbu, kokios žmogus rasės, nes Vedos rašo, kad egzistuoja pasaulyje skirtingos rasės. Bet tie žmonės, kurie siekia šviesos savo gyvenime, jie vadinami arijai. Tie, kurie seka gamtos dėsniais, visatos dėsniais, Vedų dėsniais. Tie vadinami arijas. Tai ne kažkokia konkreti gentis ar tauta, kaip Vedos rašo, bet žmonės, kurie siekia šviesos. Pats sanskritas, kuriuo parašytas Vedos, yra seniausia pasaulyje kalba. Yra įvairių idėjų, kad iš lotynų kalbos galbūt įsivystė. Tie patys skirtingi žmonės. Aiškiai, Lietuvos istorikai nori sakyti, kad iš lietuvių kalbos atsirado visos kalbos, taip. Iš kitų šalių žmonės sakys, kad iš mūsų. Bet yra daug rimtų išmintingų mokslininkų, kurie grindžia moksliškai šitą faktą, taip pat, kad iš sanskrito atsirado visos kalbos. Ir sanskrito kalba, Vedas rašo, 5000 metų atgal, dar atgal buvo paplitusi visam pasaulyje. Visam pasaulyje buvo paplitusi kalba. Pavyzdžiui, labai nuostabią citatą radau pradžios knygoj, Senajam testamente, o čia yra trumpa citata. Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Mes tą patį randam ir Senajam testamente. Dabar ta vedinė kultūra, kuri egzistavo, mums atrodo, kad anksčiau egzistavo labai primityvios kultūros. Jie neturėjo telefonų išmaniųjų, jie neturėjo automobilių, jie neturėjo lėktuvų. Taip. Ir iš viso jie turėjo, kuoką turėjo, su kuria gaudydavo mamutą. Mes taip įsivaizduojam senovės žmonės. Bet jeigu siekti istoriškai, moksliškai galima įrodyti, kad pavyzdžiui, muzikos mokslas, natos, įvairios dermės ir panašiai, galima moksliškai siekti, kad jie atėjo būtent iš vedinės kultūros. Beje, kodėl Indija taip stipriai tapatinama, todėl kad pastaruoju metu Indija buvo vedinės kultūros sostinė, kaip pavyzdžiui mes turime Lietuvos sostinę Vilnių, tai pasaulinės visuotinės vedinės kultūros sostinė buvo Indija. Ten buvo įsikūrę karaliai, kurie paskutiniu metu valdė visas likusias teritorijas.
buvo, kaip ir vediniais laikais, daug smulkių karalių, kurie priklauso ir keletas, kaip ir pas mus senovėje Lietuvoje, taip, yra kunigaikščiai, vienas vyriausias kunigaikščius, kurie mokesčius siunčia jam visi. Tai lygiai taip pat šita santvarka socialinė visam pasaulyje buvo. Egzistuoja karaliai, bet tie karaliai yra pavaldus kažkam tai aukštesniam karaliui, jam atsiskaito. Ir kada reikia, jie siunčia pinigus, jie siunčia kareivius. Taip pat yra vedinė istorija, kalba, kad buvo momentai, ypatingai jau 5000 metų atgal, kada vedinė kultūra pradėjo skeldyti, kada atsirado priešingi karaliai, kurie sukūrė tokias civilizacijas, kurie nesiekė, nebuvo vadinami arijai, nesiekė šviesos, bet siekė materializmo. Būtent tų kultūrų palikonis mes ir esame. Tų tautų, tų kraštų, kurie nusisuko nuo gamtos dėsnių ir pradėjo siekti materializmo. Bet vienaip ar kitaip vediniais laikais aš noriu papasakoti, kad žmonės nebuvo primityvūs. Nepaisant to, kad jie siekė daugiau vidinės, dvasinės švaros, tuo pačiu jie buvo visiškai techniškai labai stipriai įsivystę. Kaip minėjau, muzika, vėlgi, turim dėkoti būtent Indijai. Dabar medicina, mums atrodo, kad dabar nelabai pažengus, mes turim lazerius, galim peršvesti, pasižiūrėti, kas iš vidaus dedasi pa žmogų. Bet jeigu pasižiūrėsit Ayurvedos mokslą, kuris dabar yra visiškai plačiai net mokslo, medicinos pripažįstamas ir mokomas, jeigu paskaitysite senovės Ayurvedos traktatus, ten rasit labai įdomius dalykus. Prieš 1000 metų parašyti raštai pasakoja, kaip padaryti skalperį ir kaip su juo, pavyzdžiui, daryti kataraktos operaciją. Kaip, pavyzdžiui, daryti plastinę operaciją. Kaip yra embriologijos mokslas. Labai detaliai, visai neseniai buvo sukurta mokslinės galimybės įsiaiškinti, kaip vystosi vaisius moters iščiose. 5000 metų šventrasis Šrimad Bhagavatam detaliai aprašo, kas po kelintos savaitės, kokie organai pas vaisių įsivysta, kokios emocijos pas tą vaisių yra, kada kokios susiformuoja, ką jis ten masto, tas mažas vaikelis pilve, apie ką jis galvoja, viskas yra detaliai aprašyta. Matematikos mokslas. Mes galvojam, kad Pitagoras sukūrė Pitagoro teoremą, bet sanskrito raštuose daug seniau aprašyta visa aukštoji matematika, nes statant šventyklas reikalinga labai tokias sudėtingas, kaip sakant, konstrukcijas, reikia labai daug matematinių skaičiavimų, kad nebūtų taip nesimetriška, kaip dabar mums gavosi. Tai todėl yra matematikos mokslas ir jisai labai plačiai. Ta pati dešimtainė skaičiavimo sistema, kurią mes naudojam, tai yra atėjusi iš kur? Iš vedinės kultūros. Iš sanskrito. Dešimtainė, taip arabiška taip vadinam. Arabiška, kodėl? Todėl, kad arabai perėmė iš sanskrito. O mes perėmėm vakarai iš arabų, dėl to mes vadinam arabišką skaičiavimo sistemą. Bet iš tikrųjų tai ne arabiška. Mes naudojamės visą šitą matematiką, ne romieniškus skaičius skaičiuojam, kur ten juos du sudėti jau būtų didelė problema, taip? O dešimtainė labai paprastą sistemą naudojam, iš kur nesirado, ne iš vietinės kultūros, iš sanskrito atėjusi. Astronomijos mokslas, labai įdomus dalykas pasirodo, kaip tie primityvūs senovės žmonės sugebėjo matyti visas planetas yra aprašę, kokie atstumai tarp jų yra aprašę. Labai aiškiai galėjo paskaičiuoti, kada bus užtemimas, kada kokia kometa skris, labai detaliai gali viską paskaičiuoti, koks žemės skersmuo, kad žemė apvali, jau pasirodo senovėje žinojo žmonės. Plus jie aprašė kitas dimensijas, nes iš vienos dimensijos žiūrint atrodo vienaip, viskas iš kitų dimensijų, kurie 64 matavimai Vedas aprašo, yra įvairios planetų sistemos, aukštesnės, žemesnės, kurių mes nematom. Kaip mes, pavyzdžiui, koks nors vaiduoklis gali būti prie mūsų, mes jo nematom visiškai. Taip ir yra visas kosmosas, skirtingai kokios sąmonės asmenybės stebės, matys visiškai skirtingą vaizdą. Tai Vedas aprašo. Iš tam tikros perspektyvos žiūrint, mūsų Žemės planeta yra daug didesnė, yra nematomos vietos, kur yra paraleliniai pasauliai, kurių mes nematom. Yra aprašyta, kaip juos patekti, kaip visą tai egzistuoja. Kitos gyvos būtybės, kurios gyvena kitose planetose, taip pat yra aprašytos. Ką jos daro? Beje, Vedos, būtent tos žinios yra atnešamos visą laiką iš kitų aukštesnių gyvių būtybių,
kaip mes sakom, ateivių kažkokių tai. Taip. Vedose jie vadinami pusdieviai, yra aprašytos įvairios kategorijos, žemesnės sąmonės, aukštesnės sąmonės negu Žemės planetoj gyvos būtybės, kurios čia skrenda. Tai būtent Vedos yra atneštas iš kitų planetų, tos žinios yra atnešamos. Čia jeigu matot, toksai stulpas yra nufotografuotas ant projektoriaus. Tas stulpas, jam yra daug tūkstančių metų ir jisai padarytas irgi senovės vediniai kultūrai, yra išlikęs iki dabar kaip kažkokios senos šventyklos stulpas. Jis yra padarytas iš tokio plieno, kad net dabar jį pagaminti ir labai sudėtinga, reikia laboratorijų, net dabar pagaminti tokios kokybės plieną. Jis visiškai yra nesurudėjęs, niekam nesitikė, tūkstančiai metų jis yra atstovėjęs. Net dabar pagaminti tokios aukštos kokybės plieną būtų sudėtinga. Dėlėje stovi šitas stulpas dabar tūkstančių metų senumo stulpas. Čia paduosiu, neturėjau laiko išvers, nes aš buvau išvykęs iš už Atlanto, ten labai buvo intensyvi veikla, paskui atkeliavau čia, mes ruošiamės festivaliui, tuo pat metu bandžiau lygiai grečiai paruošti tą paskaitą, dėl to neturėjau laiko išversti, bet angliškas citatas iš Adžur, ne Ajurvedos, bet Adžurveda, čia kita veda yra, pabandysiu tiesiog dabar gyvai išversti, apie ką ten tos vedos kalba. Reiškiasi, studentas, kuris studijuoja valstybės valdymo meną, turėtų išmanyti, kaip plaukioti vandenyne ir upėmis, kaip skraidyti ore su lėktuvais. Taip pat turi žinoti Dievo mokslą ir vedų mokslą. Jisai turi mokėti kontroliuoti savo kvėpavimą jogos praktikos dėka. Astronomijos dėka turi suvokti dienos ir nakties funkcijas, žinoti Vedas, Rigveda, Jadžurveda, Sama, Atharva Veda ir jų įvairias dalis. Astronomijos, geografijos ir geologijos pagalba jisai turi išmanyti įvairias šalis, kurios randasi pasaulyje. Taip, čia išvers man bus sunkiau. Medicinos, čia prašau, mano anglų kalbos žinios vėlgi netokios greitos. Taip, dar čia pabaigai rašo, kad suvokdami, kaip veikia elektra, turi žinoti, kaip sukurti, kaip veikia apšvietimo sistemos. Vat, kaip valstybės darbuotojai turi daug išmanyti. Dar vieną labai įdomi citatą paskaitysiu. Karališki inžinieriai labai puikiai sukonstruoja jūrų valtis, kurios turi propelerius, taip pat lėktuvus, kurie skraidžioja danguje, debesyse. Vienok ir kitokiu būdu aš tomis citatomis norėjau parodyti, kad skraidantis įtaisai nebuvo kažkas nauja. Mes tą patį žinome ir iš senovės netokių senų kultūrų kaip Egiptas. Jie irgi kalba, kad senoviai būdavo skraidantis įtaisai. Tai mes Vedose labai plačiai randam įvairiausių įtaisų aprašymus. Yra tokios Vedos, kurios aprašo skirtingus modelius, skirtingus kūrus, skirtingus metalus, kurie naudojami, skirtingas. Netgi NASA verčia vieną Vedą ir studijuoja, kurdami savo, kaip tai, joninis variklis vadinasi. Jie bando sukurti tokį joninį variklį ir jie taip pat studijuoja tą Vedų dalį, kurie aprašo ir naudojasi tom idėjom, kurdami savo variklį. Yra aprašyti įvairūs varikliai, kurių dėka gali skristi skraidantis aparatai. Kai kurie aparatai yra aprašyti buvo tokie dideli, kad juose buvo ežeras, parkas, gulbės plaukdavo, milžiniška planetos dydžio skraidantis aparatas. Kaip kažkada būdavo laikoma legenda Trojoje. Legenda apie Trojos miestą. Taip? Kažkada tai buvo laikoma legenda, bet vieno mokslininko užsispyrusio dėka tai tapo realybė. Jis atrado, kur yra ta Troja ir visi moksliniai įrodymai. Lygiai taip pat Vedos, ypatingai po
anglų okupacijos, kada Indija buvo okupuota anglų, buvo labai stipri propaganda, kad visą tai legendos yra, apie ką kalba. Tai yra išmastyta plačiai, tiesiog gili žmonių fantazija. Skraidantis aparatai, kažkokios civilizacijos, kultūros, tai yra paprasčiausia fantazija. Bet daug mokslinių iškasenų patvirtina tuos dalykus. Pavyzdžiui, yra Vedose aprašytas Dvarakos miestas, kuris gyvavo 5000 metų atgal, buvo parašytas. Jisai buvo, pastatytas, jisai buvo gan greit pastatytas ir po kelių dešimtmečių, maždaug 100 metų, jisai paskendo. Tas vanduo, miestas buvo pastatytas ant vandens. Labai patingas architektas, ten aprašoma vienas geriausių architektų, jis suprojektavo ir tą miestą pastatė ant vandens. Ir tas miestas, jisai maždaug Manhatano dydžio, tuo metu buvo vienas iš pagrindinių miestų, buvo labai stipriai ir apsaugotas, buvo labai storos sienos aplinkui jį juosė. Ir kada Krišna pasitraukė iš tos žemės, tas miestas nuskendo. Taip Vedas aprašo. Ir toje vietoje visai neseniai, tai 60 kažkelintais metais, narai aptiko Manhatano dydžio po vandeniu stūksantį miestą. Vedas aprašo, kad to miesto gyventojai nešiodavo pakabuką iš 3 su žvėriu, kuris turi 3 galvas. Ir labai daug tų pakabukų tą miestą yra rasta, tai irgi vienas iš patvirtimų, kad būtent tas miestas senai, nes jis yra geometriškai atitinka, geografiškai tą vietą. Ir tenais ant kranto vis dar ta vieta vadinama Dvaraka, kaip ir vediniais laikais aprašytas miestas vadinasi Dvaraka. Ten yra daug labai šventyklų, piligriminė vieta. Taigi, po vandeniu čia keletas nuotraukų šidėjau, kurių jūs, aš matau, visiškai nematot. Yra aptiktas milžiniškas miestas, milžiniškom sienom povandeniniam, viskas po vandeniu. Ir labai didelės durės, viskas labai masyvus miestas yra aptiktas. Tai irgi vienas iš tokių nuostabesnių atradimų. Kaip sakot? Kurioje vietoje? Šitas Dvarakos miestas yra Indijai. Yra Indijoje vakarų pakrantėje, prie Dvarakos miesto, prie dabartinio Dvarakos miesto, vandenyne yra aptiktas milžiniškas povandeninis miestas. Tai va čia irgi taip pat aš įdėjau nuotraukas, bet jūs nieko nemato. Čia yra va tas medalionas su žvėrimi, kuris turi 3 galvas. Ir čia va yra žemėlapis, kurioje vietoje ta Dvaraka randasi. Kitas įdomus dalykas, toks yra šventraštis Ramajana, kuris pasakoja įvykius, kurie dėjosi žemėje prieš 2 milijonus metų. Prieš 2 milijonus metų. Pagal mūsų skaičiavimus prieš 2 milijonus metų žmonių nebuvo žemėje dar. Nes tik tai prieš 200 000 metų Homo sapiens atsirado, pasak dabartinės dominuojančios teorijos. Vėl pasikartosiu, teorija. Tai yra moksle tai vadinama teorija. Todėl, kad jos keičiasi, yra kažkokia tai idėja, kokia tai keletas iškasenų, kurios truputį tai patvirtina. Ir mes pašnekėsim taip pat, kiek yra iškasenų, kurie visą tai paneigia. Tai tie įvykiai, kurie vyko prieš 2 milijonus metų, tenais rašoma, kad buvo pastatytas miestas iš Indijos į Šri Lanką. Iš kosmoso pasižiūrėjus, jis vis dar matomas yra. Jis vis dar daugelį vietų, jis dar yra net iškilęs virš vandens. Pasižiūrėję Google Maps, galite pasižiūrėti, aš tą nuotrauką taip pat įdėjęs, čia kažkada jinai bus. Paskui rašoma, kad yra labai priešiška demoniška kultūra, kuri buvo tuo metu Ceilone, Šri Lankoje įsikūrusi, buvo pasiekusi materialistiškai be galo didelį įsivystymą. Ten pas jis buvo auksiniai stogai. Ir be galo, praktiškai visas miestas auksų nusėtas. Ir kaip įdomu, iš kur jie tą auksą visą tysdavo, jie buvo iškasę tunelį per Atlantą į Pietų Ameriką. Ir visą Pietų Ameriką iškasę tuneliais ir tenais kasdavo tą auksą. Ir labai įdomus dalykas, kad Brazilijos ir kiti Pietų Amerikos gyventojai žino,
kad visa Pietų Amerika išraižyta nesuvokiamais tuneliais. Niekas nežino, iš kur jie yra atsiradę ir kur jų pabaiga net neatseks. Jie net nėra ištyrinėti iki galo. Galima jais eiti ir jie šakojasi ir nėra iki galo net ištyrinėti. Tai vėlgi įdomus faktas. Ir čia yra aš įdėjęs esu nuotrauką, keletas tunelių atrastų, kurie irgi labai ilgai tęsiasi pačiam Ceylone, kurie yra, pasak vietinių gyventojų, taip pat sakoma, kad čia nuo tos civilizacijos jie yra likę. Čia yra nuotrauka to tilto, bet jūs matau, kad jūs vėl jas visiškai nematot. Tai yra nuotrauka, matosi iš kosmoso pasižiūrėjus, tarp Šrilankos ir Indijos tokia siaura juosta eina. Tai to tilto liekanos. Vienas žmogus netgi pabandė pėstute praeiti, ta prasme jis sušlapo tik tai iki pažastų ir praėjo visą tą atstumą. Ten yra nežinau kiek kilometrų. Tęsiasi tikrai, čia iš kosmoso žiūrint, ta prasme milžiniškas atstumas, gal keli šimtai kilometrų, aš nežinau. Bet jis parodė, kad ten dar iki šiol netgi praktiškai galima praeiti tą vietą, nes yra labai sekli vieta, tas tiltas. Toliau porą citatų aš čia pateikiu, kurios kalba apie tai, kad Žemė yra sudaryta iš 7 salų. Labai įdomus dalykas, kaip senovės Indijos primityvus žmonės galėjo žinoti, kad Žemė iš 7 salų padaryti. Ir ne tik, kad iš 7, bet jie aprašo, kad, pavyzdžiui, Šrimad Bhagavatam, vienas iš 3 giesmės vienas posmas sako, kad čia yra, reiškia, vienas keturelis paimtas, bet jisai kalba, kad tuo metu 2 didis svajambuva manų sūnus, kurių vardai buvo Priyavrata ir Utanapada, pasidalinę valdė visą pasaulį, kuris susidaro iš 7 salų. Ne? Kita citata iš 4 giesmės kalba, kad Maharadža Pathu buvo tuo metu pripažintas karaliumi ir turėjo skeptrą, kuris nurodė, kad jis valdovas yra visų 7 salų, viso pasaulio paviršiaus. Reiškia, yra įvairius aprašomi karaliai, kurie skirtingų laikų visą vedinę kultūrą buvo pagrindiniai karaliai. Ir jie netgi turėdavo sugebėjimų apskristi visą planetą ir apžiūrėti, kaip ten vyksta. Čia mes turime įdomų video, bet jūs gaila nieko nematys. Aš pabandysiu jums. Kaip gaila. Aš turiu labai įdomų video apie trumpą kelių minučių video, bet trumpai papasakosiu pačią mintį, kurią jis perduoda. Yra pas mus idėja tokia, kad yra evoliucija vyko. Ir kaip minėjau, prieš 200 000 metų atsirado jau toks žmogus, kuris panašus į mus yra. Prieš tai buvo į beždžionę daugiau panašus. Ir ta evoliucijos dėka susiformavo visas gyvybės formas. Čia trumpas video, kuris rodo senovinės iškasenas, šimtus milijonų metų senumo, tai yra vadinamas fosilijos. Žinot, yra iškasamos suakmenėjusios iškasenos, pavyzdžiui, koks nors suakmenėjęs krabas. Taip? Ir prieš, tarkim, 100 milijonų metų jisai suakmenėjęs. Ir šitam video yra palyginamas su šiuolaikiniu krabu. Yra įvairios gyvybės rūšis. Aš pamanysiu paleis, bet aš bijau, kad čia nebus iš to jokios naudos. Matosi kažkas, ja? Štai, 240 milijonų senumo kažkoks žuvinas. Ar ne? Ir dabar palyginimas, kaip jis dabar atrodo. Lygiai taip pat atrodo. Per 200 milijonų metų nieko nepasikeitė. Labai įdomu. Čia vėl kažkoks senovinis gyvis 250 milijonų metų senumo. Čia kažkoks pusiau augalas, pusiau gyvis. Ir štai dabar kaip jis atrodo. Matot? Aš tai irgi nematau. Va, raja plaukia ir suakmenėjusi raja, reiškiasi. Na, pati idėja, kad 400 000 senumo žvaigždė. Žinot, po vandeniu tokios žvaigždės gyvena. Ir dabar, ir prieš 400 milijonų metų nieko nepasikeitė. Suprantat? Tai šitas vienas dalykas jau kelia įtarimų paprastam žmogui.
pagalvojus, jeigu per 400 milijonų metų kažkoks gyvūnas nieko nepasikeitė iki dabar, tai kaip ta evoliucija visa vyksta. Kitas dalykas, kuris didžiulį kelia klausimą apie evoliucijos teoriją, kad turi būti randama labai daug tarpinių formų. Tai reiškia, tarkim, yra pelė ir iš pelės pasidarė mamutas. Taip? Tai kažkada buvo pelė, dabar yra mamutas, o tame tarpe turi būti labai daug pereinamų formų, kaip po truputį pelė pavirsta į mamutą. Ir tų formų turėtų būti daugiau netgi negu mamutų ir pelių. Bet iš tikrųjų, paanalizavus, kada žmonės studijuoja šitą mokslą, jie randa praktiškai tik tai du pavyzdžius tų pereinamų formų. Tai yra žmogaus, mes matė muziejus ir kažkur tos keletą tokių kaukolių padėta. Kažkada čia buvo beždžionė, ten kažkokių porą mėtosi tarpe žandikaulių kažkieno ir dabartinio žmogaus kaukolė. Ir net iki šiol nėra rastos iki galo visas skylės užpildančios tos pereinamos formos, kurias pagrįstų, parodytų, kaip palaipsniui perėjo iš beždžionės į žmogų. Ir apskritai, pakasinėjus tų pereinamų formų, jokiai gyvybės formai nėra. Apskritai jų nėra tokių. Yra viena forma kažkokia, yra kita forma, o kaip iš vienos į kitą pereina, nėra. Yra tokia idėja. Darvinas, kada kūrė šitą teoriją, jis įsivaizdavo, kad žmogaus kūnas labai paprastas. Ląstelės tai yra kažkokia tai plėvelė ir visas žmogaus kūnas kaip plastilinas palaipsniui susiformuoja. Galima paimti ir palaipsniui iš žmogaus padaryti raganosį, kaip plastilino išminkit. Bet kadangi atsiranda genetikos mokslas, netai paprasta pasirodo yra. Pasirodo netai paprasta iš vieno gyvybės formos padaryti kitą. Ir jeigu, kaip minėjau, iškasena stebėsi, tų pereinamų formų nėra. Pats Darvinas rašydama šitą teoriją pasakė, pagrindinis trūkumas yra šitos teorijos, kad reikia atkasti tų pereinamų formų. Bet kadangi tie kasinėjimai dabar nėra plačiai paplitę, nėra dar daug atkasta, dėl to ateityje turėtų būti atkasta. Bet jau praėjo kiek metų ir nieks neatkasė tų pereinamų formų. Tai kitas dalykas. Dabar yra daug įvairiausių iškasenų, kuris be kapsydami atkasė. Ir jos labai yra įdomios. Pavyzdžiui, aš čia turiu tuos 3 paveiksliukus virš jaunuolio. Matot? 3 rutuliukai. Jie atkasti Afrikoje, kasant labai gilias urvus, kada yra kasami deimantai, labai giliai, kelių kilometrų gylyje yra kasama. Ten yra pasiekiama labai gilūs geologiniai sluoksniai, kur negali būti jokių civilizacijos liekanų. Ir tenais yra 2,8 milijardo metų senumo sluoksnyje yra atkasti šitie rutuliukai, kurie yra visi vienodi, kurias turi įrėžtas 3 linijas ir vieną duobutę ir niekaip negalėjo natūraliai atsirasti, niekaip negalėjo natūraliai susiformuoti. Į mokslas tada galvoja, kaip jie čia pateko, juk negalėjo, taip seniai niekas negalėjo padaryti, nes tuo laiku nieko nebuvo, pasak mokslo teorijos, tai jie bando visai išmastyti, kaip kažkas tai ten kažkokie tai trūkiai gal žemės rado ir jie taip giliai atsidūrė. Kita iškasena yra 400 milijonų metų senumo plaktukas, jeigu čia jūs pamatysite. Paprastas, dabar mums irgi pažįstamas plaktukas, kuriam yra 400 milijonų metų. Beje, šitas iškasenos, tokios įdomesnės, yra įprašytas labai įdomiai Michael Kremo knygoj. Tai yra toksai mokslininkas, kuris 30 metų vaikšto po įvairius archyvus, kur yra įvairios iškasenos ir tenais renka įvairias iškasenas, kurios neįtelpa į tradicinius rėmus. Tai irgi tas įdomesnės iškasenas yra surinkęs į storą knygą, kuri vadinasi Forbidden History of a Human Race. 1000 lapų knyga, 1000 puslapių knyga, kur tik tai pateikiami įvairiausios iškasenos ir jų aprašymai, kurie visiškai netitinka, kurie visiškai prieštarauja dabartiniai evoliucijos teorijai. Kita įdomi iškasena 400 milijonų metų senumo puodukas ir 110 milijonų metų senumo žmogaus akmenėjęs pirštas. Toliau labai įdomi iškasena žmogaus su batu pėdsakai. 213 milijonų metų senumo pėdsakai surasti. Paskui pasaulyje yra labai
labai stipriai dokumentuota 14 vietų visame pasaulyje pasklidusių, kur kartu su dinozaurų pėdsakais, kartu toj pačioj vietoj, tam pačiam lygmenį yra ir žmogaus pėdsakai. 14 tokių vietų yra labai labai plačiai dokumentuota. Čia irgi yra viena iš nuotraukų, taip pat kita nuotrauka žmogaus rankų įspaudas. 110 milijonų metų senumo žmogaus rankų įspaudas. Gyvūno bato pėda galėjo būti. Yra komentaras. Labai irgi įdomi teorija. Toliau mes pakalbėsime, dar keletą faktų aš noriu pateikti. Herodotas, Platonas, Salonas, Pitagoras ir Pilostratus, nežinau kaip jis verčiasi, savo raštuose teigia, kad Egipto religija atėjo iš Indijos. Taip pat egiptiečiai savo raštuose teigia, kad jie atkeliavo iš slaptingos šalies rytuose. Taip pat įdomus faktas, radau laikraštis Navabara Times 67 metais. Pranešimas yra, kad 3000 metų senumo piramidėje yra rastas iškaltas Bhagavad Gitos tekstas. Tas tekstas teigia taip: kaip žmogus apsivilka naujus rūbus seniems susidėvėjus, lygiai taip siela priima naują kūną, palikdama senąjį ir netinkamą naudoti. Čia yra viena iš vedų citatų, rasta Egipte. Taip pat labai įdomus dalykas, kad senovės Egipto Edfu šventykloje rastas raštas, kuris pasakoja, kad žemės rado iš lotoso žiedo, kuris augo prie Žąsių vandenyne, kas yra lygiai tas pats žodis į žodį parašyta vedų raštuose. Taip pat aš trumpai noriu papasakoti, kad tos senovės kultūros, kur dabar mes linkę jas vadinti pagoniškomis arba kažkokiom primityvis, kurios kažkada egzistavo Lietuvoje ir visur aplinkui, iš tikrųjų visos jos, jeigu galim stebėti, turi krūvą panašumų ir tie visi panašumai visi yra kaip susiję su vedinio kultūra. Pavyzdžiui, yra aprašyta senovės Egipto šventikai, ką jie darydavo. Aš čia vėlgi turiu anglišką tekstą, trumpai apžvelgsiu. Jie praktikuodavo labai didelę švarą. Jie skusdavo savo galvas. Jie dėvėdavo baltą audeklą. Jie maudydavosi anksti ryte prieš saulę keliantis, ir tada lenkdavosi, eidavo į šventyklą, tenais garbindavo dievybės, degindavo smilkalus, maudydavo dievybę, rengdavo dievybę, kartais ją išneždavo ir plukdydavo Nile. Ir platesni aprašymai rodo, kad ką veikia šitie Egiptų dvasininkai, tai žodis į žodį, žingsnis į žingsnį atitinka tą, ką veikia vedinės kultūros dvasininkai. Tai aš pats kaip vienuolis kiekvieną rytą tą patį darau. Dar ir dabar, ta prasme. Vedinės kultūros pasiekėjas, darau lygiai tą patį, ką užsimdavo Egipto dvasininkai. Yra iš žmogaus pastaba, kad senovės Egipte buvo labai daug smurto. Aš pakartoju, nes kiti negirdi. Kadangi mūsų paskaita pakankamai trumpa, aš trumpai atsakysiu. Vedų raštai pasakoja, kad senovės Egiptas įvairiais laikais priklausė, pats jo atsiradimas, tai buvo vedinio kultūra, bet tam tikrais laikais jie buvo visiškai atitrūkę nuo vedinės kultūros. Ir netgi vienu ilgą laikotarpį Egiptą valdė kultūra, kuri buvo, reiškia, karaliai, kurie buvo išvyti iš netgi tuometinės Indijos teritorijos, jie buvo išvyti dėl to, kad jie buvo visiškai nusisukę nuo vedinės kultūros ir pasinėrė materializmą, jie buvo išvyti ir jie apsistojo Egipte ir tuo metu pradėjo tenais Egipte užkariavo tas vietas ir perėmė tas